Atsargiai, tuoj rėšysiu jūs. Išdaužkit langą. Išdaužkit ir traukite lauk. Traukitės. Jos ratai jau nuleisti. Nagi, greičiau paskui ją. Niekur tol nenuvažiuosi. Viskas pačiupo, ateikit padėti ištraukti ją, ateinu. Ponai, liaukitės. Pačiupom, pačiupom. Aš prisisegus vis dar, netraukit manęs, aš prisisegusgi. Aš juk nieko nepadariau, visiškai nieko, vos nenužudė kokių 10 žmonių, nu kad tikrai ne, ponė. Rydienės lauk iš mašinos, baikit, ką čia darot. Aš juk nieko nepadariau, liaukitės. Ko čia mane tasot, aš nieko nepadariau. Liaukitės, jums sakau. Nieko nepadariau, riebios rankos, negaliu uždėti antrankių. Uždėk kažkaip tos antrankius jai. Aš nieko nepadariau. Nieko visai, ko čia mane kaltinat. Aš visiškai nieko blogo nepadariau, vyrukai. Aplamdė 3 policijos automobilius ir dar keletą žmonių automobilio apdaužiai. Nesuprantu, ko jūs čia mane kaltinat, aš nieko nepadariau. Tu galėjai pražudyti vaikus. Taip, padarėjai karvę, tu vos nepražudėjai vaikų. Net neklaus kaip. Vos nepražudėjai vaikų. Gerai, viskas gerai, pačiupam ją. Labadienelė, šerifo patrulis jūs patrukdė. Ar žinot, kodėl jūs sustabdžiau? Turbūt. Nu, nežinau, ką čia pažydžiau. Na, tai kaip jūs galvojate? Ką padarėt? Taigi aš jūs sustabdžiau, nes kirtot ištisinę liniją 2 kartus. Netinkamai manevravot gatvėje. Galvoju, nieks nematė. Taip pat jūs nesustot prie stop ženklo. Nusišnekat? Oi taip, mačiau. Turėsite tai įrodyti. Suprantu, jūs galite nesutikti su mano parodymais. Išlipkite iš mašinos, prašau, ir užgesinkit variklį.
Pas mane vaikas mašinoje, reiktų kažkam paskambinti. Ne, jūs kol kas niekur nevažiuojat, prašau išlipti ir pasišnekėti su manim. Gerai. Eime kartu prie mano mašinos. Turit vairuotojo pažymėjimą? Ne. Neturit vairuotojo pažymėjimo? Ne, neturiu. Eime kartu. Nu gerai. Ką man pasukti dėl vaiko? Kodėl jūs einate į gatvę? Nu jūs pabaikit. Ką pabaikit? 12:7 girdite kažkokie apdujus. Girdi, paskambink Tomui. Niekam aš neskambinsiu, sėsk į mašiną. Ne, sėsk į mano mašiną, sakau. Ne, taip, ponė, sėskit. Aš neprivalau niekur sėsti. Taip privalote. Neprivalau aš nieko. Ant ko mašina registruota? Ant mano močiutės. Tai ne jūsų vardu, aišku. Nu, supratau. Kažkas gali atvykti paimti vaiką. Ar yra kas galėtų paimti vaiką? Tai ar man kažkam paskambinti? Juk aš jūsų to klausiau prieš tai. Aš viską supratau, aš net durnikė. Gerai, paskambinkit tada. Duok savo telefoną man. Neturit telefono? Ne. Ir neturit vairuotojo pažymėjimo? Nežinau, nieko neturiu. Oi, ne. Rankas už nugaros. Rankas už nugaros. Ei, nustok priešintis. Koks tavo vardas? Raminkis tu. Koks tavo vardas? Koks tos sušiktas vardas? Jordan, apsiramink. Jordana, raminkis. Baig čia makaluotis. Užsičiauptų. Tu nežinai, kas aš tokia. Jordan, apsiramink, sakau. Apsiramink tu susimildama. Ramiai. Ramiai, sakau. Kokio velnio? Raminkis, kokį šūdą čia darai? Kas per šūdas? Uždėk į antrankius. Jie už tavęs nukrito. Uždėk į agresyviai kažkokią. Nesimuistik. Pas čia šuo mašinai? Ne, nėra. Nu dai, suimkit mane pirmyn ar suolį. Taip, tu sulaikoma ir man pohai. Liaukis. Laikau ją. Ko tu vardu? Eik tu nacher. Kokį šūdą darot? Atsikniskit nuo manęs balvonai. Koks to vardas? Raminkis tu pagaliau. Viltėdžiai jūs. Girdit jūs abu. Baikit, turiu problemų su nugara. Tai liaukis. Pabūk ramiai. O taip, aš bloga mergaitė. Aš pati blogiausia. Aš jūsų prašiau tik laikyti rankas už nugaras, o aš beklausiau, koks to vardas. Apsišik tu, šerifė, apsišik, sakau. Gana jau stokis, Jordana. Gerai, puiku. Liaukis tu. Ei, mano vaikas, tu keliauji dabar į šitą mašiną. Mano vaikas ten apsiramink. Nu, pabūk ramiai, kaip tu elgies, to vaikas viską mato. Jūs mane pravirdėt, aš jūs visus užmušiu. Nieko tu neužmušiu. Sėskit, eikit iš šį kokio velnio, sėskis, nes gausi dujų. Sėskis, tau sakau. Nesilies prie manęs, lysk vidun, Jordana. Slinkis vidun, aš tau sakau, nes gausi dujų. Apsišik. Lendi į mašiną, nes vaikai pamatys, kai nupuršiu tai. Lysk į mašiną, užsičiauptų. Lendi vidun, užsičiaup kartu. Aš tai tikrai nupuršiu. Jordana, lysk vidun, nes tikrai būsiu nupuršta dujom. Man vienodai. Man vienodai rodo, brangusis tu mano. Tau viskas gerai? Jo, normaliai. Ten šuo mašinui. Sveikas, drauguži. Ta šuo mūsų neužpuls? Tavo šuo gali kastis, nesužalos mūsų. Tai buldogo patelė, jį gera, nes neįkas jums. Kuo tu vardu, drauguži? Norim, kad žinotum, su to mama viskas gerai. Ji truputį nugriuvo ant kalnelio, bet jie viskas gerai. Viskas gerai, nusiramink. Aš leisiu tau su ją pasikalbėti, viskas bus gerai, būk stiprus. Nori ženkliuko, priklijuojimo ženkliuko nori? Taip, gerai, atnešiu tau ženkliuką, viskas gerai, nusiramink. To mama tiesiog užkliuvo už tos kalvos. Leisiu pašnekėti tau su ją. Įim, drauguži, dabar ir tu būsi pareigūnas. Sveikas, vyrutė, ateik pašnekėt. Padėk tą butelį.
Apsisuk nugarą į mane, kas su jam daros? Kas čia vyksta, ko mušatės? Eime kartu prie automobilio. O ko? Alio, pareigūnė, kas čia daros? Palauk, ei, bosė, kas čia daros? Aš nieko nepadariau. Na, aš ir bandau išsiaiškinti, kas čia vyksta. Mums buvo pranešta, kad jūs mušatės. Ir viens kitą smaugėt. Nei, tiesiog trenkė man veidą, aišku. Įsikabino man veidą, darė visokių šūdą šiandien. Bet todėl, kad jį prisigėrė, greičiausiai ir ją išdėsim antrankius. Nu, iš šiek tiek pagėrus dabar. Dėl ko čia viskas buvo? Aišku, dukrūva vyrutį neklaus. Nesenai sužinojom prastų naujienų dėl jos skydliaukės. Ji yra mano žmona, buvom ligoniniai. Gerų ir blogų naujienų dėl jos rankos. Jie sakė, kad ranka nelūžus, bet ji buvo lūžus ir nieko negali jai padėti. Tai nusiminė labai ir šiaip daug šūdo sukrito į krūvą. Turėjau sustoti šlikeliai, nes ji nenorėjau susiekti diržo. Tai aš nevažiavau, kol ji neprisiseks, aš nenoriu mokėti baudos. Pašnekėsiu su ją, gerai pasidėk mašinai, paskui grįšiu pašnekėti, gerai? Jis sakė, kad jį jam vožė į veidą. Jūs jį uždarėt mašinoje? Aš tik jūs uždarėt mašinoje, taip, nusiraminkit, viskas gerai, jis nėra kol kas suimtas. Aš tik bandau išsiaiškinti, bet nebuvo tam priežasties. Mes tiesiog, mes ginčijomės. Nebuvo jokio fizinio smurto. Buvo tik žodinis konfliktas. Kodėl jūsų veidas raudonas? Kas yra? Na, jūsų veidas toks paraudės, ypač žandukai. Yra žymės pas jūs ant kaklo, va čia. Liaukis. Čia visai ne tas, apie ką galvojai. Gerai, bet aš turiu liudininkų, kurie sako kitaip. Neturit jokių liudininkų, gerai. Mes net važiavom šiaip sau, suprantu. Vyrukai, tiesiog paleiskit mus, juk čia nieko nebuvo. Aš bandau išsiaiškinti, kas čia vyksta. Nu čia juk nieko čiagi nebuvo. Čia tiesiog nesusipratimas. Ir tiek, supratau. Tai dėl ko susipykot? Na, man yra vėžys. Šiandien sužinojau, kad sergu vėžiu. Na taip, įtempta situacija tada. Taip, dėl to labai blogai jaučiuosi. Na taip, pilnai suprantama. Aš tik šiandien sužinojau. Supratau. Ar jie ketina skirti gydymą? Taip, skirs gydymą. Mes nesenai sugrįžom iš ligoninės. Grįžom čia po ligoninės. Taigi, bandau kažkaip suarkyti su tuo, bet man nelabai gerai sekasi. Dėl visko aš kalta. Jis dėl to nekaltas, aš tiesiog žiauriai nuliūdus dėl viso to, suprantat. Kai sužinai, kad tau vėžys, tikriausiai jau tai būna. Padėkit man suprasti, bet viskas iš žodžių perėjo į fizinį kontaktą. Kodėl žmonės sako, kad jūs mušėtės, jūs maugėt viens kitą, galbūt dėl mašinos, mes tiesiog kvailiuom dėl raktelių. Apsistumdėm tiesiog dėl raktelių, bet nebuvo jokio smurto, suprantat mane? Taigi tik dėl raktelių ir tiek. Tu jam trenkėjai veidą, bandydama atimti raktus. Ne, tikrai nieko panašaus, nieko. Ar buvo, kada aš tiesiog labai stresuoju po to, kai šiandien sužinojau blogas naujienas. Tiesiog buvo per daug. Vyras sakė, kad šiandien gėrėjai. Taip, išgėriau. Kai sužinai, kad tavo vėžys, tiesiog norisi kalti alkoholio. Ir taip, aš gėriau. Nežinau, ant kiek blogai, bet aš turiu vėžį. Gal reikia greitosios? Ką? Klausiu, gal reikia greitosios? Dievulėliau, ne. Lyg tai man padėtų, tada ne, nereikia. Tiesiog tai buvo sunki diena man. Išklausykit manęs, jis jūsų nemušė. Ne, nemušė. Tikrai nemušė, ne. Nieko panašaus nebuvo. Mes tik apsistumdėm dėl raktų ir viskas, daugiau nieko. Ką tik kalbėjau su advokatu, išleiskit mano vyrui su šitos mašinos. Neturi su šitos teisės to daryti. Laikyti uždarytą savo mašinoj. Paklausyk manęs, nesiruošiu klausyti tavęs. Mes aiškinamės, kas nutiko, suprantat? Aš jums pasakiau, kas nutiko. Turi du pasirinkimus, arba eini namo, arba uždėsiu antrankius. Uždėk antrankius. Kei, be problemų. Paleisk mane. Aš nenorėjau, atsiprašau. Patrauk galvą, aš tau daviau juk šansą. Laikyk ją. Nu va, kaip paprasta.
Būkit prakeikti jūs šiknaskylės. Šiuk atsiprašiau, aš leidu pasirinkti. Aš pasakiau jums, kad sutinku. Velniai rautų jūs. Jos rankinę ant rankos, turėsim ją nuimti. Apsiramink. Apsiramink, sakau. Nori gal dujų, apsišiktų. Liaukis. Liaukis, sakau. Baig spardytis. Nesispardy, giliai įkvėpk ir nusiramink. Nusiramink. Nusiramink ir mes tai pasodinsim. Padėsim tau atsistoti, nesuprantu, už ką jūs taip. Ar gali nusiraminti, padėsim atsikelti. Šiuk nieko nepadariau. Nieko nepadariau. Apsiramink ir mes padėsim tau atsikelt. Gerai. Man dar yra epilepsija, viskas gerai. Viskas gerai. Nejudėk sekundėlę, nejudėk. Nejudu, nesipriešinu, luktelk minutėlę, laikyk čia ranką. Ar tau skauda kur nors? Taip. Ką skauda? Kelius skauda. Gerai, bandykim atsistoti. Kelius ir riešus skauda. Sakiau tau nesispardyk, susižalosi. Gerai, bandom atsistoti. Laikau toje, viskas gerai. Čionais. Pastovėk čia sekundėlę. Kodėl mums pastoji taip nutinka, kolega? Vyručiai, ir galit man tiesiog paleisti. Nieko nepadariau, aš atsiprašau. Aš tik norėjau ateiti ir... Pabūk ramiai. Aš tikrai prisiekiu, kad nieko blogo nedariau. Prisiekiu jum. Tavo antrankiai. Ne, čia kiti. Ai, mano kiti pasi. Gerai, eime ten. Ką jūs rimtai vešit mane į kalėjimą? Aš juk tau sakiau, pati kalta. Kodėl, kokio šūdo? Sėskis, prisėsgi. Sėsk normaliai. Agirdi, lysk į mašiną. Poniutė, atsistok ir normaliai sėsk į mašiną. Juk tiesiog pati savo bloginat situaciją. Velnėjus rautų, liaukitės. Man juk skauda, ar gali atsistoti? Taip, normaliai elgtis, taip, man skauda, nagi, pirmyn. Prašom, sėskis. Pasislink į mašiną. Pričiupot mane. Taip. Šiandien tiek Amerikos farose. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruojam kanalą, spaudžiam patiko bei dalinamės. Ir iki kitų video.